Daugiau nei savaitę ilsintis po darbe patirtos traumos ir jo viskas, kaip žinia, kai turi 100 problemų ir staiga atsiranda bėdos su sveikata, tada viso 100 nusibraukia ir lieka viena. Taip jau yra. Taip. Bet ačiū Dievui, atsitiesinėjau palengva, jau ir norisi pačiam pradėti judėti vėl kaip anksčiau, bet aišku dar gerokai mažesnių tempų nei anksčiau galiu. Kaip sakiau, reikia duoti atsigauti ir tokie darbeliai nedideli kaip pomidorų raišiojimas, visokių lapiukų skabimas, laistymas, tai yra patys tie darbai. O kai buvo pavasarį pridaiginta tiek daug sodinukų pomidorų ir jie, aišku, visi netilpo čia, tai buvo susodinti palei šiltnamį dar ir lauke ir dar kitur, bet jie čia nėra niekaip parišti ir matosi, kad reikia jiems skirti irgi dėmesio, tai prisirinkau įvairių bruselių ir dabar reikia susikalti tokį karkasiuką ir tada paraišyti. Na va, tokie potrauminiai lengvi judesiai yra pats tas atsigavinėti. Šiandieną jaučiuosi kaip po archeologinių kasinėjimų atvykęs į tokį sandėlį, kur yra bankrutavusių firmų statybinės medžiagos, likučiai įvairūs. Ir kągi, kaip matosi, už nugaros krūvos įvairiausių bituminių juostų skirtų stogo dangai. Ir taip, kaip praeitoje serijoje užsiminiau, kad bičių terapijos nameliui buvo pakeista mintis nuo čerpių į bituminę dangą. Tai buvau aš jau anksčiau užmatęs tą galimybę čia vat susirasti ir kągi parodysiu pusę dienos. Šlapęs esu visas kiaurai, dar plus 28 oras, o saulės daugiau. Tai va, atrodo, kad pasirinkau pakankamai skirtingų atspalvių, bet kaip pas mane yra dažnai toje pačioje vasaros virtuvėje ir kitur, aš darau tą visą idėją tvarumo ir yra mozaika. Mozaika spalviškai, formom, tai aš manau, kad tikrai pratęs tą visą idėją pas mane ir, kaip sakiau, tvarumas man yra labai, labai svarbu, nes kaip pagalvokim, čia iš tikrųjų labai didelis kiekis, visam nameliui reikiamas kiekis, dar truputį su rezervu. Tikiuosi, kad tai gerai pasiskaičiavau, bet kai pagalvoju, kam reikėtų tokių latakų palei namą vandeniui nubėgti. Kuo puikiausiai stovi. Ir aš manau, kad čia jie už simbolinę kainą. Na, man to nereikia, bet kai pagalvoju, ojojoj, tai ir tų pačių čerpių visokiems mažiems projektams, malkiniams, stoginiams ir varteliams ir taip toliau, kam pirkti naują, kai gali būtent taip. Tik tai reikia pasiieškoti ir kūrybiškai prieiti. Na kągi, perkaitau aš čia smarkiai, tai norisi jau ir labai gerti ir kągi, reikia eiti atsiskaityti ir su vėjeliu namo. Atėjo metas pajudėti ir prie terasos. Susivežiau balkius, tuos pačius, kurių išardyti iš palečių specialios paskirties. Ir visai netikėtai atvažiavo pagalbininkai iš Šveicarijos. Tai labai gerai. Porelė padės prie skirtingų užduočių, tai mes su vyruku kipsim dabar dėl to, kad balkiai yra per trumpi, tai trumpesnį balkį jungsim prie ilgesnio ir pabandysim pradėti pirmą lygį terasai, taip. Po to antras eis kryžmiškasis, tai dabar tiesiog reikia sujungti balkius ir pakloti celofaną, kad po to čia neaugtų žolės. Bet pirma, kaip sakiau,
junginėsim ir pabandysiu užleisti stop motion. Tikrai geras jausmas matyti jau pirmą sluoksnį balkių ir su impregnuotu. Geras pusdieniukas. Gavosi 14 L jungčių. Neaišku, čia gal geriau matosi. Padarėm jungtis. Ir atrodo, kad čia visai neblogai guli tie balkiai ir tikrai nedaug tų pakaištukų reikės. Su Jumbo neblogai pasidarbavom, manau. Tai ir tas labai džiugina tie rezultatai. Ir sakau, labai netikėtai, neplanuotai, gal netgi taip sakyčiau, atvyko svečiai iš Šveicarijos, kurie čia pabus dar keletą dienų. Tai labai faina, kai mes su vyruku Kristijanu galim čia darbuotis, o jo draugė padeda moteriškais darbais, nes daržas tai apžėlęs už nugaros. Taip, tai sakė, padės. Tai vienok, gera, norėjau tiesiog pasidžiaugti dienos progresu ir turbūt dabar prieš darant antrą sluoksnį balkių mes paliksim impregnantui geriau įsigerti, kad nepulti mums čia patiems mozuotis į dar neįsigėrusį impregnantą. Tai laukia bičių terapijos namelis, bet tai rytoj. Malonu sugrįžti vėl prie bičių terapijos namelio ir šiandien planas yra kibti ir kažkiek pasistumėti su stogu, nežinau kiek mes čia spėsim, bet dabar reikia padaryti tai, kad yra išlindusių balkių ir juos reikia susilyginti prieš pasiruošiant pačiam stogo dangos uždengimui. Ir vakar užsiminiau, kad aš ne vienas tai darau ir yra atvykęs iš Šveicarijos Kristijanas. Hello. Hi guys, I'm Chris. I'm currently doing a Euro trip with my wife and our dog in a camper, and we're always looking for cool experiences where we can do voluntary work. We found this place on Woof. We read the text and we thought this is a project that is worth helping and supporting. For us it's always beautiful to come to places, meet lovely people as Eugene. Thank you. That's the guy over there with the funny hat. Yeah, and of course when you see projects like that are come out of nothing, ruins basically, and people like Eugene are giving new life to such places, and it is beautiful to be a part of that. And maybe once we come back we can say, oh, I helped there, oh, I did that, oh, I was a part of doing that. And it's a beautiful way to reconnect a little bit with nature, with being a little bit remote from the bustling city areas, and it's good for soul and the heart. Wonderful. Taigi, esu be galo dėkingas ir taip. Tadam, squeeze. Kągi, kipsim į darbus, kažkiek pafilmuosim, kažkiek gal bus to stop motion, bet dabar reikia tvarkyti su stogu. Kol balkiai terasai džiūna,
pirmo sluoksnio impregnuoti, bet noriu dar parodyti Kristijano draugę, kuri irgi netinginiauja čia ir vat visa krūva jau žolių ir ji gelbėja nuo jų visą runkelį derlių. Hi, Vanessa. Hello. So what are you doing here? I'm weeding. As you can see, there's a lot of stuff to take out so that the plants that should grow actually can have the place and the sunlight to grow. Wonderful. You are really saving the harvest. I'm trying my best, yes. Lovely. So how did you find this place? Actually, we're currently, me and my boyfriend as well as our dog Nougat, we're traveling Europe, and we always look on the platform Woof if we can find some nice spots to help out, because we want to experience the nature, we want to help out, we want to learn about gardening and other tasks, and this is how we found this wonderful place here. Thank you. And I'm curious to hear, what are your plans? For our further travels? Yes. So we've started 4 months ago, and we've been through the whole Balkans, and now we're enjoying the Balticum before we go up north to Finland, and then we're going to be back at Christmas. This is what we promised our families. And when you travel, do you look mainly for Woof places where you can experience locals and what they do? Yeah, we make a mix. So sometimes we just enjoy traveling and being at the beach or being in the mountains, but every once in a while we really want to emerge in the local lifestyle, but also help out, do our best to also have a positive impact, and this is what we do via the platform Woof. Wonderful. Thank you very much for really amazing help, and you're really building a new monument here of my laziness in the garden, and also in memory of your wonderful work, for which I'm very, very thankful. Thank you. Thank you. I will continue. Taip atvykę svečiai iš Šveicarijos prisideda tas kelias dienas, kiek jie čia bus, ir kitą savaitę atvažiuoja jau nauji svečiai ir be abejo apie juos pamatysit vėliau. O dabar turiu lipti vėl ant kopečių, kažkodėl tai, kai dabar tokios liūtis, žiūriu, kad latakai prisinešė kažko tai, kad net vanduo visas nespėja subėgti ir pilasi per viršų, tad reikia išvalyti, kad būtų ramu ir sienos nedrėktų. Tai va, aš einu prie šių darbelių, o po to sugrįšiu kartu su Kristijanu toliau judėti prie bičių terapijos namelio. Pagaliau atkeliavo langai, dar pagaminti rytų Vokietijos meistrų, ko puikiausi, ir jie atsiras sienose. Bet noriu parodyti dienos progresą, ką mes šiandien su Kristijanu pajudėjom, ir labai mane tai džiugina matyti tą rezultatą. Tai yra pirma eilė faneros sukalta, ir stogelis, aišku. Taip, džiugu matyti, vėlgi tvariai, juk visos tos plokštės yra išardytos iš specialių dėžių, turbinų statymai, kurios sukasi už ten tolumoj, bet tai yra sena turbina, ten yra statomos kitur naujos. Benok, sakau, tiesiog parodysiu dienos progresą ir kaip gera matyti, kaip pagaliau ta vizija, kuri buvo čia, atsiranda čia. Nuostabus jausmas. Aleksas, kaip sakiau, sugrįžo, kuris ir parvežė tuos langus, kurie ateis momentas, be abejo parodysiu, o tikslas rytoj dar pajudėti kiek įmanoma su šituo šlaitu, nes Kristijano ir Vivian diena rytoj paskutinė, o po to rodo kitą savaitę, kad lietus, tai mes bent jau paruošim vieną šlaitą ir uždengsim, kol lietus apstos, kad aš galėsiu vėl toliau darbuotis. O kas rytoj dar bus, parodysiu
rytoj. Negaliu dabar čia daug visko šnekėti. Tiesiog palaukim fakto, kaip darbai vyks. O dabar reikia nors kiek eiti pailsėti, nes čia aukštyn žemyn matavimų, pjovimų buvo tikrai nemažai, bet rezultatą kuo puikiausiai matote. Į kiemą atvažiavo Edvardas. Sveiki. Taip, ir mes šiandien su bičių apdarais, kostiumais ir eisim apžiūrėti mano biteles. Ir pasigodžiau Edvardui tai, kad lyginant su praeitais metais turėjau jau tokiu metu 2 metsukius, o šiemet dar nei vieno nesu padaręs ir nei vieno neišėjęs. Ir kiek einu tikrinti biteles, dar taip mano akimis liūdnai žiūrint, lyginant su ankstesniais metais. Todėl, kad Edvardas, kad ir jaunesnis, bet patirties žymiai daugiau turintis su bitėmis ir daugiau bitynų turi. Todėl pats pasisiūlė ir aš jį pakviečiau, kad atvažiuokim, apžiūrėkim dviese. Aš dar kaip besimokantis turiu daug klausimų ir tikiu, kad atsakysi pamatęs realią situaciją, o dabar turbūt, kad keliaujam ir žiūrėsim, ką ten. O nežinau, ar užfilmuosiu, ar neužfilmuosiu, bet noriu tiesiog pasidžiaugti, kad yra nauja bičiulystė prasidedanti ir atsiranda žmonės, kurie ir nori pasidalinti žiniomis ir taip biteles, kaip sakant, ir pagelbėti, ir paskatinti, kad jos klestėtų, nes, kaip žinia, be bitelių mes po 3-4 metų kaip žmonės išmirtume. Tad saugokim bites. Įdomiausia yra pamatyti motinėlę, kuri dabar bandom ją kažkaip tai pagauti. Pagauti turiu omeny į kadrą labiau. Va, iš apačios. Bet vėlgi labai sunku dabar žiūrėti, bet tiesiog ką noriu pasakyti, pats kiek jaunai bitininkauju, nebuvau matęs pas save motinėlės, nes gal ir iš žioplumo, ir iš nežinojimo, taip minimaliai žinojau, čia galbūt jau darbininkės slepia. Tai pirmą kartą pas save bitynę pamatau iš vienos iš šeimų motinėlę. Tai ačiū Edvardui už tokį vėl pamaloninimą, gero džiaugsmo suteikimą, kai savo bitelių vienos iš šeimų motinėlę pamatai. Tai atrodo toks menkas dalykas, bet tai yra esmė, be jos šeima neegzistuotų. Tai ką, mes judam toliau, inspektuodami šeimas ir aptarinėdami situaciją ir taip aš įgaunu puikios patirties mokinantis ir išgirstant gerų komentarų iš Edvardo. Panašu, kad vieną šlaitą įveikiam su Kristijanu. Ir kągi, ateina lietus, ką rodo bent jau prognozės. Todėl dabar turime turbūt, kad šitą projektą užkonservuoti savaitėliai ir teks laviruoti tarp nelietaus momentų, grįžti turbūt prie terasos darbelių, o čia turbūt vėl, sakau, teks palaukti, kada aš galėsiu tęsti darbus, bet pasižiūrėkit, iš lopinėlių surinkta, sulipdyta ir manau, kad čia kuo puikiausiai. Be abejo, norėtųsi, kad būtų su špuntu šita faniera, kad jinai būtų susinėrusi, bet tiek jau to yra, kokia yra. Su špuntu todėl, kad čia vidury, jeigu įlipi, tai jinai tiesiog įsiubuoja visa. O, ta prasme, vienas lapas, ant kurio užlipi, įsiubuojasi, o kitas net. O jeigu būtų su špuntu, tai tada viskas pasidalintų, bet niekas čia nelaipios. Apart manęs galbūt kažkada tai, bet manau, kad tokio poreikio neturėtų būti. Tai todėl aš manau, kad uždengus bitumu, čia turbūt ne vienus metus niekas nelips ant jo, nebent iš kokio mandrumo ar pasitimo atsirastų toksai noras tai prasilėkti. Ir jo, kaip sakiau, eime uždengsim, užkonservuosim šitą projektą iki sekančio momento, kada leis oras judėti toliau. Lietuvoje prasidėjo vėl pakankamai lietingos dienos, bet visai
gal ir neblogai, nes kaip ir serijos pradžioje užsiminiau, po patirtos traumos vis tiek ir dabar pastarosiamis dienomis pakankamai aktyviai judant, sužeista vieta prašosi truputį poilsio ir gal ir gerai, galiu dieną kitą vėl pabūti ramiai ir papildomai noriu padėkoti jums už supratingumą, už tai, kad serija ši išeina vėliau dėl minėtos priežasties. Taigi, kaip visada noriu padėkoti už jūsų pridedamus nykščius, parašomus komentarus, pasidalinant šią ar ankstesnėmis serijomis su savo draugais, kuriems galbūt irgi bus įdomu stebėti mano virsmą, vietos virsmą ir progresą gyvenant miestiečio kaime. Ir taipogi papildomai, kaip visada, noriu padėkoti už paremimą Contribui, Patreon, YouTube ir Revolut platformose. Su didžiu džiaugsmu dar kartą sakau dėkui ir iki sekančios serijos.